Yeah. Thank you. See you next year. See you next year, yeah? Yeah, well done. Benediktai Sauliau, tai jau šiandien dabar šypsenos jau rimtesnės, nes vakar taip kukliai, nedrąsiai, ne šypsojatės. Dėl šito medalio reikėjo pasistengti. Jisai sunkus ir iš tikro aukso. Iš tikro? Mum. Saulius linktelėjo galvą, sakė, kad man kitais metais dvigubai mažiau reiks laukti nuo lyderių jūsų. Prie podiumo fotografuojant mintis užvažiavus ant pačio podiumo, kai iškeli lietuvišką vytį ir kai atsistoja ant automobilio kapoto. Mintis tokios, kad aš džiaugiuosi ir didžiuojuosi būdamas lietuviu. Dar prieš turbūt kokių 5 metų turbūt nebuvau tiek subrendęs ir galvojau, kad kito valstybių piliečiai yra kažko geresni. Dabar suprantu, kad genai, kuriuos mes turime, yra tokie geri, kad mums tikrai daugelis gali pavydėti. O ką mes galim viską. Pagrindinis dalykas yra norėti, tikėti ir truputėlį bent jau daryti. Ir žinokit, viskas absoliučiai yra įmanoma. Toksai kaip ir nebuvo tokio dalyko, kad sakei, blemba, ką aš čia darau tam Dakare. Ir po to kažkaip prabundi ir pasakai savo. Kažkoks toksai buvo, nebuvo? Aš visą laiką aiškiai žinojau, kad ko mes čia atvažiavom. Aš nesitikėjau, kad tai bus tiek situacijų. Antra vertus, aš pats jas ir padariau. Tai galiu pasakyti, kad man visą laiką buvo aišku, kad aš turiu finišą. Ir nebuvo net mažiausios minties pasiduoti. Buvo nelengva, bet štai mes čia. Apie Saulių porą žodžių. Saulius yra unikalus pilietis iš tiesų ir jisai turi labai daug stiprių pusių, kurios tinka būti šturmanui. Jisai gerai orientuojasi erdvėje ir keista, mes dar esame viename ekipaže. Po Dakaro įprastai net ir geriausi draugai tikrai gali susipykti, nes tai yra labai ekstremali situacija visą laiką. Ką fanam norėtum pasakyti? Vat po podiumo dabar jau. Per naktį gal kokių minčių atėjo protingų? Aš matau daug žmonių, kurie gyvenime norėtų kažką nuveikti. Aš tiesiog norėčiau juos padrąsinti ir pasakyti, kad tik tai nuo jūsų, mėly bičiuliai, priklauso tai, ką jūs turit, tai, kur jūs einat ir tai, ko jūs norit. Ir visa tai tikrai yra įmanoma. Mes esame jokie neantžmogiai, bet savo pavyzdžiais esame ne vieną kartą parodę, kad jeigu tu kažko nori, tu viską gali padaryti. Taip, kad tebūnie šitą misiją parodyti, kad viskas yra įmanoma. Ir labai noriu priminti apie mūsų ženklą Vytį, kuris, manau, kad mes jį daugiau turėtume naudoti. Ir kitų metų planai Dakaro, kaip supratau, čia klausimo net nėra, ne? Gyvenime visko gali atsitikti, bet mūsų planas yra būti Dakare. Mes turime neužbaigtų reikalų ir mes tikrai būsime čia. Galit pasižiūrėti, kaip atrodo Oskaras, ką tik pervažiavęs per Dakaro podiumą. Beje, Benediktai, nepyk, bet nuotraukos bus be Dakaro užrašo, nes nuo podiumo nuputė nuo viršaus. Geras. Liko plikas, tik tai arka. Bet aš su Photoshop'u